Labas kolektyvas. Na ką, naujas vlogas ir šį kartą ne apie vandenlentes, ne apie Turkiją, ne apie dar kažką, bet konkrečiai apie Vilnius Challenge Trail bėgimą. Tai va, su draugais sugalvojom tokį iššūkį savo. Aš prieš tai niekada nesu bėgęs jokiose bėgimo varžybose, ar plentu, ar mišku, nesvarbu kur, niekur nesu dalyvavęs. Ir man tas pakvietė, tai galvoju, kodėl nesudalyvauti. Šį spalį pradėjau gana aktyviai, kaip aktyviai, 2-3 kartus per savaitę bėgioti, aišku, plentu, tai nieko bendro su trailu neturi. Bet bėgimas šį rudenį mane tikrai sužavėjo ir manau, kad būtų visai smagu išbandyti savo jėgas, pasivaržyti su kitais dalyviais ir aišku, labai gerai praleisti šeštadienio dalį. Taip, tai Vilnius Challenge vyks lapkričio 22 dieną. Buvo galimybė pasirinkti iš 3 trasos tipų, tai yra geltona trasa, žalia trasa ir raudona trasa. Geltona yra 6 km, tai yra mėgėjų trasa. Pirmą kartą turbūt dalyvaujantiems pats tas būtų jungtis būtent šį variantą. Tuomet antra trasa yra iššūkių trasa, 10 km jos ilgis, tai ten jau vertikalus pakilimas 350 metrų rašo, jau toks neblogas iššūkis. Na ir aišku, raudona trasa, kurios pavadinimas ekstremali trasa. Pakilimas yra 850 metrų, tai tikrai labai rimta trasa. Ir ką, o mes nusprendėme nuo pat pradžių nejuokauti ir pasirinkom šią raudoną trasą. Tai manau, kad bus labai įdomu, bus labai sunku, bet manau, kad sutelkę visas jėgas įveiksim, gerai praleisim laiką ir manau, užsikabinsim kitom varžybom. Tai dabar trumpai apie trasą. Viskas prasideda prie Salotės ežero, ties geltona trasa. Tai mes irgi bėgsim geltona trasa, tuomet dalis žalios trasos ir jau pats galas matosi raudona trasa. Tai apsuksim ratelį raudoną trasą ir tada žalia trasa grįšime iki Salotės ežero, ten kur ir pradėjom. Kaip su Mantu tikimės, kad atbėgsime per 3 valandas, aš manau, kad užtruksime šiek tiek, galbūt ilgiau, vis tiek. Toks sukilimas yra man asmeniškai visiškai neįprastas, tai manau į daug kalnų tiesiog lipsim greitai pėstute. Bet žiūrėsim, jeigu atbėgtume kažkas apie 3 valandas, tai būtų čia kosmosas, bet manau, kad link 3,5 kažkur bus mūsų realus laikas. Na o ką, o dabar noriu papasakoti apie įrangą, apie aksesuarus, kuriuos pasimsiu į Vilnius Challenge. Tai greitai prabėgsim visą mano aprangą. Ir pirmasis sluoksnis, fleecas, Handle the Water windbreakeris, trailo batai, kuprinė, pirštinės, kepurė, geliai, keli guminukai, jeigu trūks energijos. Paskutinė turbūt treniruotė prieš Vilnius Challenge. Šiandien yra sekmadienis, tai liko lygiai 6 dienos, kitą šeštadienį mūsų bėgimas. Tai varom su draugu Karoliu, prasibėgsim kažkur Belmonto miškais, kad būtų šiek tiek irgi sukilimo. Markučiai kitų kampų hebra, čia mano kompanionas Karolis. Tai va, paskutinė normali treniruotė prieš mūsų challenge. Labai nelengva šiandien, bet bus lengviau per varžybas. Tai va, judam. Labą dieną. Sveiki. Ką hebra, ką žiauriausia trailė, tai tokie kalnai. Bet pabiški, judam. Draugelis, vienu mažiau, Karli, vienu mažiau. Ką, 5 km beveik, dar tiek pat ir treniruotė baigta. Atbėgom į žiemą, hebra, atbėgom į žiemą. 6 km, judam toliau, hebra, judam toliau. Šausim avižinę košę ir ką, judėsim. 2:15, ne? Sėkmingas. Mantukas. Ivaška, nužiūrim, kokį Ivaška. 2:13. Blemba geresnis, ne? Gerai, varysim. Ką, atvykom, užsiregistravom, laukiam starto. Už 15 minučių kažkur Riders Meetas. Ir čia matot, startuosim. Ir viskas prasidės mūsų
mūsų bėgimas. Lėčiau negu 5 minutės kilometrą. Jeigu dar Komanda. porankomis, tai vėlgi, tikėtina, kad ir į kalnus. Ką kolektyvas? 4,5 km yra. Kur tam toliau? Kol kas labai gerą peisą palaikom. Tai viskas ok. Man tik žinai, karšta. Karšta, jo. Trisdešimt minučių, šaunam pirmą gelį ir judam toliau. Nu ką, 7 kilometrai kažkur, žmonės prasiskirstė jau, bėgam dabar dviese su Mantu, tiesiog tai mėgaujamės vaizdu, mėgaujamės šeštadieniu, stumėm šiaip žiauriai, tuoj pavysiu Mantą parodysiu. Upelis. Nu ką, valandą kaip judam. Antras grelis. Žiauriai sunku. Sunkioji dalis buvo. Pulsas jau 1,8 buvo. Bet nepasiduodam. Judam. Realiai tiesiog bėgam mišku, tako nėra, vėliavėlės tik sužymėtos. Taip pat, biškai sunkiau nei tikėjaus, nu bet kažkaip. Nu ką, 10,5, reiškia visiškai vidurys trasos, visiškai vidurys. Mantelio. Beveik 13. Iški lengvesnė atkarpa buvo. Tiesiai pabėgom, tai atsigavom. Vėl atsirado motyvacija. Ir dirbam toliau. Realiai nesuprantam, jau čia paskutinį bėgam, nes nieko nematom, nieks mūsų nelenkia, tai sužinosim finišę. Man ta žiūri, kas mus vejasi. Kažkur girdisi priešai tolumoj, tai reik bėgti nuo jų. Reiškia, mes ne paskutiniai, hebra. Reiškia, mes ne paskutiniai. Dar daugiau motyvacijos. Griovių rezervatas. Važiuokit. Op. Opa! Nu. Opa. Judam. Nu va, atrodo, kad Labanoro giriai bėgtume. Pala, kažkas lenkia. Ahai, viskas gerai, savas. Įvertinam Manto bėgimo techniką. Kojos matosi jau pavargusi. Bet juda. Sportininkas juda. Juda ir kitas sportininkas. Parkur. Op. Gerai, 16,5 kilo. Ne tiek ir daug liko. Oi, vyrukas. 18,5, liko 2 kilai. Bet kojų dar taip traukia nėra. Neįmanoma atrodo bėgti. Bėgti dar įmanoma, bet eiti į kalną tai yra žiauru. Nu ką, panašu, kad paskutinis kalnas. Nelengva. Bet paimsim. Viskas, šalia finišas. Esam truputį apgauti jau 21,5 kilo. Bet jau finišas čia pat. Susitiksim ten.
Ir komandinis dar duetas finišuoja čia. Savoju tempu gražiai ir užtikrintai ekstremalę raudoninę trasą. Sveikiname jau. Mantas Ivaška ir Domantas Kazickas. Gražiai ir užtikrintai iki pat finišo. Sveikinimai jums, vyrukai, o mes priminsiu, kad visai netrukus po 7 minučių kviesime į apdovanojimų ceremoniją. Kviesime nugalėtojų pakilos. Tuo žmonės, kurie Lemba kojos, tai taip seniai tiek. Būtent 21 km. Komentarą dar, Domai. Iš tikrųjų pabaiga buvo visai gera, paskutiniai 7 kilai, bet nuo 5 iki 13 tiesiog keikiam, kai čia užsirašėm, realiai. Buvo taip sunku, net nežinom ką daryti, bet susikaupėm ir varėm. Nu ką, Vilnius Challenge baigtas, tai iš tikrųjų tikėjomės, kad bus sunku, bet negalvojom, kad bus taip sunku. Vidury trasos, netgi net ne vidury, o pirmoji labiau pusėje, tikrai buvo tokie kalnai, kad galvojom, ką mes čia veikiam. Bet kažkaip dviese susiėmėm, užsihaipinom, pamotivavom viens kitą ir jau ant galo visai lengvai subėgom tą trasą. Tai jausmas dabar labai aišku geras. Kojos mirusios, tirpsta, dega, net neaišku, kas jam darosi. Eisim prasitempt. Ir viskas, ir ką. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.